žinai, sakai, va tu atradai iš odontologijos žarnyną, tai neaišku, kur toliau teks nueiti, nes šiek tiek viskas susiję, kad paimkim stresą, žmogus jisai žaibiškai pasijunta alkanas, aš nebuvau susidūrusi iki tam tikro momento, aš iš vis nesupratau, apie ką eina kalba. Ir tau sako, žmogau, nevalgyk cukraus. Oi, ne. Todėl, kad sunkiausias dalykas pasaulyje turbūt yra keisti save. Įpročius tokius, ne? O žmogus nori gyti, supranta, kad reikia kažką daryti, bet nežino ką. Tai va čia yra pats sunkiausias dalykas, kai nežinai ką daryti, o žinai, kad reikia. Bet tai tada tu tą blogąjį malonumą, kuris tau neša kažkokią tai negandą, tu turėtum rasti, kuo pakeisti lygiai tokiu pačiu malonumu, kuris tau taip nekenks. Nuostabiai gerai veikia protokolas ir labai daugeliui pacientų su labai smarkiais dantų gedimais pavyksta puikiai sustabdyti tuos gedimus. Kiekis mitybos, jisai neturi kažkokios tai įtakos svorio metimui. Kad ir mažiau žmogus valgo, svoris kaip nekrenta, taip nekrenta. Ir kad tu vėl atrandi iš naujo tą sveiką, normalų alkio jausmą, kurio daug kas bijo, bet kas darys maisto produktą, kurį suvalgęs daugiau nieko nebenorėtum. Aišku, visi norėtų, kad tu užsisakytum dar ir dar. Man iš vis buvo labai nauja, kad autizmas gydoma žarnyno pagalba. Pagal oficialius standartus, tai autizmas apskritai nėra gydomas. Bet praktika rodo kitaip. Bet į depresiją nieks neturi kristi dėl to, kad nėra saulės. Kad mes perkam vaistinį už 3 eurus, ten ta L-askorbo rūgštis, jinai nėra vitaminas C. Tai pirmi punktai buvo, ko negalima naudoti. Tai negalima naudoti sintetinių vitaminų. Tai vitaminą D, jo daugumai mūsų visiškai netrūksta. Net ir žiemą, vaikštant tiesiog neužsidengus veidu, be saulės akinių, irgi gaminasi vitaminas D. Tavęs negazdina tai, kad tu sužinai vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Nes, ta prasme, eilinį žmogų, kuris nežino terminologijos, ten dar kažką, supranti, kad tu turi išmesti pusę savo vaistinėlės. Jeigu nepakeisi krypties, gali būti, kad nueisi į ten, į kur eini.